Įvairių komentarų susilaukiau po paskutiniaisiais mano vaizdainiais. Rašo netgi iš Rokiškio Durnyno pacientas. Tiesa, daugiskaitą rašo, jis matyt ten su visa palata kartą žiūrio telefoną vienas turi. Kažkoks maidaunas, maigūnas, maigytojas vienu žodžiu. Ir visi kitokie rašo, ten tai įvairias spalviai tie komentarai, įvairias spalviai. Tai dar vieną eilinį kartą pakartosiu tiems, kas, branevički, kuriems iš pirmo karto nedakala, taip sakykim. Nekilnojamo turto mokestis. 3 žodžiai. Nekilnojamo turto mokestis. Reiškia, apmokestins kažką, turtą kažkokį, kuris yra nekilnojamas. Reiškia, ne apie kilnojamą turtą eina reikalas. Tas mokestis, ne? Tai visi galvoja, kad nekilnojamas turtas, to biš tapatindami tą nekilnojamą turtą su nuosavybė. Taip ten matyt tam įstatymą ar įstatymo projektą ruošiama, kad tas, kas turi ten nuosavybę, bet iš tikrųjų ten taip užvoliuota yra, kad visi turit žinoti, kas gyvenat šitoj Kolonų Bananijos teritorijai, kad ne vienas jūs, kas esat kaip asmenys užsiregistravę čia, toj Lietuvos Respublikos jurisdikcijai, UABas Lietuvos Respublika turinti savo tą kodą, ne vienas jūs neturit jokio nekilnojamo turto kaip nuosavybės, jeigu jis yra registruotas UABe Lietuvos Respublika per jo padalinį registrų centrą. Tai čia apie nekilnojamą turtą šnekam kaip nuosavybę. Ir ne vienas jūs neturit kilnojamos nuosavybės, tų ten, su kuriais judėti galit, jeigu tai yra užregistruota būsimam UAB registrą. Visi jūs gauna tik tai pliuškiai iš tos Lietuvos Respublikos, kaip sakant, lengvata kažkokia ar privilegija, naudotis nuosavybės teisę, tais visais daiktais kilnojamais, nekilnojamais, kurie bus apmokestinti. Tai apmokestinimas bus ne nekilnojamas turtas ar ne nuosavybė, nes nuosavybės, kaip sakau, jūs neturit, tik naudojatės nuosavybės teisę, bet tais daiktais, kuriais naudojatės, tais nekilnojamais, kilnojamais, ateityje kilnojamais, jums padidins mokestį už suteiktą nuosavybės teisę, nes už visas teisės reikia susimokėti, išskyrus prigimtinę ir galimai dieviškąją, bet dieviškosios teisės, kaip gali nujaus, bet jos ant popieriaus nesurašysi, nes yra nuo to Dievo kūrėjo, kaip norit, sakau, taip vadinkit, tas pats absoliutas, kuris pirmasis ir viską sukūrė, visi kiti ten dievukai, viešpatukai, demiurgai visokie jau ten žemesnė ranga. Tai dieviškoji teisė neapmokestinama ir prigimtinė teisė, niekaip negali būti apmokestinama, nes prigimtinė teisė, jinai nuo pat pradžių buvo gyvybės atsiradimo, kai dar nebuvo jokių mokesčių, jokių mokėjimo priemonių, privilegijų, ten bausmių, baudų, dar ko nors ten nebuvo. Tai jums apmokestinama nuosavybės teisė jau seniai buvo apmokestinta, nes jūs už žemę mokat, sakykime, už namus ten kažkas mokat, jie turtingesni, o dabar suvienodins. Tai už teisę jūs mokėsit, ne už turtą. Aš jau kartojusiu turbūt 100 kartą ten, jeigu pažiūrėjus vaizdainių, kiek aš esu apie tai padaręs. Taip kad trepsėjimai tie jūs, dar sykį pakartosiu, jūs galite įsižeisti, kaip norit, burnuot, reikšti nepasitenkinimą, pagiežą, keiktis, kaip tik tai norit. Komentaruose tokių atsiranda, kad aš ten toks anoks, nepalaikiau, matot, šito mitingo čia paskutinio ir dar kelių ten. Trepsėjimai, tai aš vadinu tai mitingus tos visus, o patrepsėjimus, protesto akcijas visokias, kas ten dar tokie būna. Vienu žodžiu, nesvarbu, kažkokios akcijos,
užsiregistravus ten gavus leidimą, ar kaip kiti sako, nu neleidimą, mes ten suderinam kažką. Hrinius ten suderinant, jūs gaunat leidimą tai savo akcijai, tiems patrepsėjimams. Tai tie visi patrepsėjimai prie nieko nepriveda, nes jūs nesuprasdami, kas jūs tokie, kokiam statusė, o jūs, sakau, esat asmenys, pasižiūrėkit kiekvieną savo tą kortelę ID ar pasą išsitraukę, kokiom raidėm ten esat parašyti. Jūs esat spausdintiniam didžiosiom raidėm įrašyti, jūsų vardai, pavardės yra. Tai yra pagal romėnų teisę capitis diminutio maxima. Pritaikyta ten perversta, konvertuota į jūrinę teisę, jūs be teisėjai, vergai, be balsiai atidavę savo balsą. O kaip vergai jūs negali turėti jokio savo turto, jokios nusavybės. Sakau, jums tik suteikta privilegija, kuri įvardinta nusavybės teisė ir jūs ten naudojatės ar valdote tą nusavybės teisę. Tarp kitko, žemė, plotas žemės ar pati žemė, rutulys ten ar plokščia kaip blynas, jinai negali priklausyti niekam. Jinai negali būti niekieno nusavybė. Jinai gali būti tik tai paimta naudojimui. Lietuvos Respublikos konstitucijoje ten labai mandriai rašo, ta Kolonų Bananijos teritorija, kaip ten jai priklauso, reiškia Lietuvos Respublikai, nusavybės teisė, bet nėra nusavybė žemė. Tai niekas negali gvieštis ir savintis žemės kaip nusavybės, nes jinai yra visų ant tos žemės ir toje žemėje gyvenančių lygiomis dalimis. Ir jeigu tu pasiėmei kokį nors plotelį ten, išsiarei, apsidirbai, melioraciją pasidarai, tai tu naudojasi to plotuku investuodamas į tai savo laiką, savo energiją, uždirbtus tūgrikus galbūt. Ir tai duoda tik tai, kaip pasakyti, pirmenybę tau reikšti nusavybės teisę į tai, bet ne nusavybė, į naudojimą teisę. Tai naudojimus teisė pirmenybinė tokia. Nes tu čia pirmas atėjai, įsikaliai kokius nors koliukus, pažymėjai, ką nors, apsidirbai, susikultūrūrinai tą plotelį ir gyveni čia. Ir kažkoks kitas atėjęs, nei prakaito, nei lašo prakaito nepraliejęs, negalėtų gvieštis be tavo sutikimų, be sutarties kokios į tą sklypelę, sakykime. O su tuo nekilnojimu turtu, kuris ant tos sklypelio stovi, tai jau sakiau, jūs visi užregistravę registrų centre savo budelnikus visus, naudojatės tais budelnikais tik tai per suteiktą jums nusavybės teisę, bet jūs nesat savininkai, tai nėra jūsų turtas, tai sakau. Apgalvokit tai dar kartą. Pasistengkit suprast, kaip sakau, jeigu kam vienas vingis yra likęs, pasistengkit tiesiog suprast, nesipurtikit klausydami manęs ten Danigo Kriugerio psichologinio paradokso sindromo pasiekmių veikiami, bet tiesiog 10 kartų perklausykit ir sakau, jūs visi, kurie galvojat, kad jūs esat Lietuvos Respublikos piliečiai, nors tokių, sakau, iš esmės negali būti, nes UABas negali turėti jokių piliečių. Jūs visi esat beturčiai, bebalsiai, beteisiai, neveiksnūs vergai. Ir niekas jūsų nesiklausys, jūs galite trepsėti kaip norit, kanopom, basikom, mojuot kokiais norit plakatais, rėkaut, plyšaut, rašyt kokius tik norit raštus, nuo to savo statuso, kuriuo jūs nesuprantat. Niekas į tai nereaguos. Taip kaip paravozas ėjo, taip ar plentvalis taip ir praeis per jumis. Kol jūs neatsigusit ir nesuprasit, kad tam statuse, kaip sakant, asmenys, jūs capitis diminutio maxima, neįmanoma nieko pasiekti toj Kolonų Bananijoj ir apskritai visam sviete, kur tik tai egzistuoja visi tokie UABai, UABėliai, jų filialai, fikcijos visokios, juridiniai asmenys ir taip toliau. Tai fiziniai asmenukai, jūs baikit, kaip sakyti, baikit pykti nežinodami dėl ko, baikit vienu žodžiu su nesusipratimais ir nepratimais, imkit knygas, tam tikras protingas kažkokias, pats kaskit, žiūrėkit Gedimino kanalą, žiūrėkit, ką jis aiškina ten, pasiėmęs tos dikšinorius, kas yra kas, žiūrėkit mano kanalą, ką aš aiškinu, klausykitės, per Gedimino kanalą, ką Anatolijus aiškina, klausykitės, ką Mindaugas iš Kauno Vilčinskų aiškina.
Ir šiaip turit progą, atvykit gyvai į gyvus susitikimus, o artimiausia, sakykime, aš darysiu gegužės 10-ąją. Dar nenusprendžiau kur, bet čia kažkur vietoj Tytuvėnų Emirate. Visiems parašiusim man į elektroninį paštą. Išsiųsiu koordinatės, laiką, konkrečiai kur, kada renkamės ir aptarinėsim. Nerašykit man komentaruose, ten nesvarbu kur. Čia YouTube ar Rumble tam vadinam, ar Facebook'e. Rašykit į elektroninį paštą. Tik tai tiem atsakysiu. Visiems kitiem ten, kurie tam parašinės kitais būdais susisiekti. Nieko galiu ir neatsakyti, nieko nepažadu, vienu žodžiu. Nu ką, daug pribumbėjau. Gal ir gana šiam kartui.